Sveiki, sveiki. Šiandieną turiu nuostabią žinią Lietuvai. Matau šalį kaip skrendantį baltą erelį. Baltą, švarių baltų plunksnų, plačiasparnį, labai dideliam plačiam formate, net nestandartiniam formate, labai horizontaliai, plačiai skleistais sparnais. Vešliaplunksniai. Plunksnos man atrodytų, kaip būtų lyg iš psalmės 68-14 eilutės pasidabruotais sparnais, geriausi aut su pauksuotomis jo plunksnomis, tokiamis plunksnomis matau erelį. Auksasnapis, aštrenagis, taip pat auksiniais nagais. Karališkoje dangaus mėlynėje, lazurito spalvos, auksinė karališka karūna. Ta karūna tikrai bus karūnuota ir turi nusileisti ant erelio galvos. Tai turi būti mentalitetas, būtent toks karūnuojantis, karališkas mentalitetas. Mes gyvenam ypatingų laikotarpių ir tas pakilimo laikotarpis kaip tik sutampa su Lietuvos iškilimu tarptautinėje arenoje ir pasisakymo prieš raudonąjį drakoną. Tai ne pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai Lietuva labai aiškiai pasako savo poziciją. Mes jau turim patyrimą ir mes nugalėjom raudoną mešką. Tai dar ne taip seniai įvykiai. Tuo metu Lietuva buvo vedanti valstybė ir labai sėkmingai tautos vedanti valstybė. Jeigu pažvelgti dar atgal, tai buvo sustabdyta Aukso ordos invazija į Europą lietuvių dėka ir tam tikrų žygių ir karų dėka. Užsibaigė mūšį, Žalgirio mūšį užsibaigė krikščioniškų žygių era, tai Lietuva visą tai pabaigė. Tai reiškia, jau esame labai daug kartų išbandę šitą erelio strategiją, ereliško skrydžio strategiją. Šiuo ypatingu laiku, šiuo ypatingu audros laiku, tokiu perėjimo į naują erą ir net perėjimo į naują laikotarpį ir kelių metų laikotarpis bus tikrai pakilimo laikotarpis. Ir tai neatsitiktinai, kad Lietuva kyla, nes nuo 2021 metų rugsėjo 6 dienos, kaip tik prasidėjo laikas, tas kilimo laikas, kuris reiškia pabusti, atsikelti, praverti akis, pakilti, iškilti aukštyn, netgi reiškia valdovą ir reiškia karalių. Bet tas laikas tęsis dar visus kitus metus, šiuos ir kitus metus, iki rugsėjo 15 dienos 2024 metų. Tai yra hebrėjiškas žodis, reiškiantis ur. Taip pat jisai pati jo tikroji šaknis kyla iš apsinuoginti, nuogumas, arba tiksliau atskleisti, arba atmerkti, kaip du žodžiai turi tą pačią prasme realiai, bet truputį semantika išsiplečia šitų žodžių. Bet ta tokia giluminė šaknis dar pasirodys kitais metais, mes tai matysime. Labai daug įvykių, labai daug netiesos bus aperta, bus apsinuogimas, išpažinties laikas, taip pat prisipažinimų kažkokių. Tikrai iškils labai daug žmonių, kurie turi drąsą, nes erelis tai yra labai drąsus paukštis, erelis, kuris pakyla virš audros, nes mes gyvenam dabar ypatingų įvykių laikotarpyje, pasaulinių įvykių laikotarpyje ir Lietuva tikrai labai plačiais sparnais įsiskleidė. Tikrai noriu padrąsinti šalį, labai teisinga strategija, labai stiprus žygis. Erelis, kodėl aš matau erelį ir kodėl matau baltą erelį? Todėl, kad erelis gali kilti net audros metu ir gali, jisai nebijo audros, jis nesislepia. Jis sklando virš audros, kyla aukščiau virš visų. Tai, kad Lietuva jau kartelį skrido ir paskui save vedė tautas, tai yra labai gražus žingsnis. Aš matau, kad vėl tame, kame yra išbandyta, kad įdirbta kažkokia strategija, treningas, tai irgi yra gerai šiuo laiku. Tiesiog norėčiau laiminti visus ir už tokį žingsnį ir paskatinti eiti toliau.
Tiesa, yra labai daug sąlygų, kurias tikrai reikėtų įvykdyti, nes kad erelis būtų tikrai baltas baltom plunksnom ir kad kiekviena plunksna tikrai veiktų, kad išskleistų kiekvieną plunksną, kad kiekvienas skristų kartu, kad kiekvienas eitų tą pačią viziją, kad snapas tikrai būtų auksinis. Tai yra daug simbolikos šitame, kad nagai būtų aštrus ir dangaus mėlynė, lazuritinė mėlynė ir šitame visame fone dar baltas erelis ir su auksinė geltona karūna, aukso karūna. Tai yra nuostabus mėginimas. Šalis gimsta ir yra dar kitos valstybės, kurias irgi matau kaip ereliai. Tai būtų Britanija, kuri pirmoji išeina iš Babilono ir paskui ją tikrai seks kitos šalis. Tikiu, kad ir Lietuva irgi paeis tuo keliu ir daug valstybių seks paskui. Gaila, kad Lietuva nepadarė šito žingsnio pirma. Norvegija, Šveicarija, Japonija, šitos šalis irgi ereliškos šalis šiandieną. Kodėl ereliška savybė? Todėl, kad Lietuva pirmoji pasisakė prieš Kiniją, tai reiškia prieš raudoną drakoną. Raudonas lokys gal ir buvo sudėtinga, bet tai yra paprasčiau. Bet tam, kad nugalėti raudoną drakoną, reikalinga ypatinga ta strategija, ypatingas fokusas, ypatingas koncentracija. Todėl laiminu šalį, laiminu visus drąsiuosius, laiminu, kad tikrai pavyktų šitą puikią misiją ir pabandysiu kituose filmuose atskleisti. Aišku, būtų labai gerai prisitaikyti heraldiką, kai vyksta nauji pokyčiai, absoliučiai nematyti pokyčiai ir kiekviena šalis iškyla su savo atributika ir manyčiau, kad tam tikrai, kad sėkmingai pradėti ir baigti, tęsti skrydį, jau pradėti žingsniai, pirmas kirtimas skirtis yra, bet kad teisingai skristi, kad toliau skristi, aš sakyčiau, būtų labai gerai prisitaikyti ir simboliką, ir atributiką, nes tai būtų kalbėjimas į erdvę, būtų kalbėjimas į labai aiškus simbolinis kalbėjimas į dvasią, į dvasinį pasaulį. Tamsa iš karto traukiasi. Tai irgi vienas iš sėkmės garantų ir ženklų. Taigi dėkoju visiems, kurie klauso. Laiminimai visiems. Lina. Ačiū.